kiek aš su vienu gerai pagalastų peiliu galiu nulupti šernų. Kitaip tariant, aukso gralis peilį. Taip. Padaryk tokį, tai bus super peilį. Padaryk iš tokio plieno, bus šitas super. Kitas ateina, ne, čia ne super peilį, čia ne. Ir tada po 7 metų man daėjo, kad jo nėra. Kiek peilių reikia medžiotojui? Žmogui. Nu, ne žmogui, medžiotojui. Vat, medžiotojui ar žmogui, nes... Medžiotojui. Aš patarčiau turėti minimum 2 peilius medžiotojui. Vienas peilis turi būti savo, o kitas, jeigu tavęs paprašys. Nes jeigu duosi peilį savo tam, kas tave paprašys, šito dar negirdėjau. Nu, vat čia, trečias jau profai gali turėti. Tokį peilį galas su šmirgeliu arba balgarkė būtų... Čia tas pats, kas nuperki Ferrari ir varai į serviziuką naminį kokį nors pataisyt ratus. Tai čia lygiai tas pats. Dar apart viso to darimo yra misija, vat, žmonių, vat, mes kolegos klubas yra švietimo. Jo, kai ateidavo žmogus, peilis, kiek? Galandimus, kiek? O dabar nieko nevestebina. Ne, žmonės domisi dar ir tai yra nuostabu. Va, kokį grožį parodysiu, nieko nesakydamas kol kas. Sveiki, čia Rokas ir mano pokalbiai su įdomiais žmonėmis, vienaip ar kitaip susijusiai su medžioklė arba medžioklės įranga. Šiandieną pas mane ir pas Hubertas studijoje Markas. Markas žino pusę Facebooko, visi medžiotojai. Tai prasme, dovana medžiotojai, peilių meistras, žmogus mokantis iš buko peilio padaryti aštrų peilį. Markai, labas. Sveiki, Rokai. Pridėjai čia tokio grožio, kad tiesą pasakius, aš nežinau, man tokį daiktą neštis į medžioklę ir jį ten, nežinau, lupt kažką daryti, nu čia man kosmosas, nu žiauriniai, faini. Ta prasme, nuo ko prasidėjo tavo kaip peilių gamintojo, kai tugi gamini peilius, tiesa? Taip. Nuo ko tu pradėjai? Papasakok man, iš kur atsirado noras pagaminti peilį? Tokią tikslę jau norą tai tikrai neatseksiu, bet kažkada jau pradėjom, gal kokį 10 metų darimo peilį, manęs pradėjo dažnai tą klausinėti klausimą ir aš pradėjau analizuoti, bandydamas pats atrasti tą akimirką, nežinau, ar tą vietą, ar tą momentą, ar tą įvykį, kuris mane paskatino daryti. Bet daryti yra vienas klausimas, kitas dalykas susidomėjimas peiliais, tai gal ten buvo dar anksčiau. Pasakojau, porą buvo čia tokių irgi interviu, bet pasikartosiu, reiškės, būdamas kažkur 8-9 metų, po mokyklas aš eidavau pas senelį, tėvai dirbdavo ir pas senelį mane prižiūrėdavo tol, kol tėvai negrįžta iš darbo. Ir ten pas jį buvo toks darbas, jis pasiimdavo mane su savim, veždavo, ten reikėjo tokią pečių didelį kūrenti, palaikyti šilumą ten visoje tokioje organizacijoje. Katilinė. Katilinė, jo, va, tai tiksliai. Ir ten buvo daug lentų ir tas senelis turėjo tokį seną sovietinį mėlynom kriaunom peilį, ten 3 rubliai ir kažkiek kapeikų kainavo, atsidarydavo ir duodavo man. Ir taip įtariu, kad va tas užsidėjo manyje, nes jis man duodavo, aš ten kažkokius pagaliukus droždavau su jo. Po to jis paimdavo, sudėdavo ir dėdavo savikščiai. Ir man tai buvo kažkas tai tokio, ką labai norėjau turėti. Ir jis man net žadėjo, kad va, kai tau sukaks ten 10, eisim į parduotuvę ir tau nupirksim. Ir jis neišgyveno iki mano 10, mirė ir matyt, va, tas kažkoks tai neįvykdytas ar kažkas, tai aš įtariu, taip įsivaizduoju, uždėjo tokį stiprų pamatą, nuo kurio prasidėjo mano meilė tokiems dalykams, peiliams, aštriems ginklams, kardams ir visai kitai tematikai. Tai manau, kad čia buvo pagrindas. Žiūrėk, Markai, būsiu atviras, aš ir pats, mes pažįstame jau eilę metų, kažkiek, ta prasme, aš pas tave pats esu pirkęs geležtės, pats daręs peilius savo draugams, medžiokliai ir tikrai žinau, kad peilio darimas, jeigu padaryti šiaip gali, ne, ta prasme, belia kaip padaryti visą laiką gali, bet visą laiką norisi gauti ne tik tai aštrų, gražų, estetišką, praktišką daiktą. Ne? Didelio kruopštumo reikia vienareikšmiškai, aš nekalbu apie tai, kad čia visi suleidimai, viskas turi būti, ta prasme, padaryta ir, čia tokie meniniai dalykai. Ta prasme, šitą, kai pamačiau Facebook'e pirmą kartą, ojajaj, mamytė. Tai čia jau bendri projektai, jau tikrai savo nuopilnų neprisijimsiu, nes pusė to grožio, kaip minimum pusė, gal daugiau, tai jau kito meistrės darbas. Čia Giedrės. Bet nežiūrinti visą tai, peilio gamyba yra kruopštus darbas, teisingai? Be abejo. Iš kur tiek kantrybės? Gerai, josgi nebuvo iš pat pradžių. Aš nenorėčiau tikrai rodyti savo pirmų peilių, kokie jie buvo. Tai ten, baisu, kai yra toks tarp peilininkų terminas krakozebras. Gal kas žino, girdėjo, tai čia labai tiksliai apibūdinti, net nežinant kas, tai galima įsivaizduoti, kas tai per peilis.
Jokių suvedimų, jokių suleidimų, jokių nuolydžių, kažkokie ten su Bolgarkė daryti veiksmai, ten visi kraštai. Nieko nebuvo, to aišku nebuvo. Ir tik tai per ilgametę patirtį, vienas mėgstamiausių mano posakių, patirtis geriausias mokytojas. Tai tik tai per patirtį. Tai vat oficialiai skaičiuoju jau nuo 2009 savo peiliadirbystę. Tokia, kai jau pradėjau jau daryti. 16 metų. Nu, grubiai taip, ten pirmi žingsniai, aišku, tokie dar niekur nebuvo tų peilių, draugai kažkokie pasimdavo, tėtis kažkur rūkė naudodavo, bet, nu, skaitau tai pradžią. O pardavimą jau pirmieji, kurie žmonės pradėjo jau prašyti nupirkti, nu, tai kažkur gal 11, gal 12 tiksliai neprisimenu. Kaziuko mugė tai tikrai, tėtis prekiavo meno dirbiniai savo iš medžio, o aš šalia stovėjau su peiliais ir tiksliai galiu pasakyti 20-30 litų pirmieji peiliai. Tai vat... Pirmi uždirbti pinigai? Taip, bet apie uždarbį kalbos nėra, nes vieną peilį darai savaitę, minimum. Tai pirmieji žingsnis, tu nieko nežinai, tu darai. Ir kai tu gauni už jį 20-30 litų, ne eurų, tai tau būna kaifas nuo to, kad tu kažką gauni ir kažkas jį paėmė ir kažkas įvertino. O čia buvo didžiausia. Ir tik tai po daugelio metų jau. Kartais matau tavo video Facebook'e, ne, ta prasme, socialinė erdvėje, kur tu pats gamini ne tik tai, pavadinkim taip, visą, sakykim, medinę arba tą išorinę dalį, kurią laikom, bet ir geležtę kartais darai pats. Retai. Iš tikrųjų, aš nesu kalvis, iš karto prisipažinau, ta prasme, visi jau žino. Aš ilgą kelią praėjau, nuo pat pradžių aš dariau taip. Aš namo Rusija, kur yra katilinė, kišdavau plenus, grūdindavau į vandenį, tepalus prisiskaitęs, tada net internetas nebuvo labai prieinamas ir visą tą praėjau kelią, po to pas tokį kalvį jau žiūrėjau, kaip jis daro, bandžiau kažką ir suvokiau vieną dalyką, kad kalvystė... Ne tavo. Ne, bent jau mano veikloje, man labiau patinka galutinis tas daiktas, rezultatas, kai tu turi kažką. Ir jeigu aš kažko nemoku, aš geriau paprašysiu žmogaus, kuris tą labai gerai moka. Ir iš to išsivystė toksai pas mane dalykas, kad aš perku dažniausiai paruoštas geležtės iš labai gerų plienų, labai gerų meistrų, labai brangias. Yra geležtės, kurios kainuoja daugiau negu kai kurie peiliai. Ir tokiu būdu jau sujungi juos kartu, galutinis, reiškia, rezultatas, galutinė vizija ta. Ir įgyvendinimas jau būna mano. Bet ta vizija yra tavo? Tai be abejo, nes visi mano peiliai, tai aš, juos kažkaip įsivaizduoju, niekada nedarau brėžinių, niekada nieko nepaišau, tiesiog man galvoje jis dėliojas, yra projektų, kurie truko gal 4-5 metus, geležtė gulėjo ir tu galvoji, kaip po to vieną dieną ateina, aš žinau kaip ir tada jau sudėlioju ir pavyksta. Kitas klausimas, kuo skiriasi bukas peilis, ne aštrus peilis nuo aštraus peilio? Tai sakymas akivaizdus, bukas nepjauna, aštrus pjauna, tai čia kaip ir... Tu žinai, aš kažkada manęs labai pykdavo, žmona mano uošvienė, kai vaikai buvo visiškai maži, sakydavo, pas mus namuose čia visi peiliai, tu jų negalas, kiek reikia, kad vaikai neįsipjautų ir taip toliau. Aš visą laiką ten gydydavau žmoną ir uošvį visus, sakau, žiūrėkit, yra labai paprastas dalykas, jeigu peiliai yra aštrus, jų spausti nereikia. Nereikia jėgos pjaunant. Jeigu peilis pjauna, tada, kada nereikia jėgos, mažiau šansų įsipjauti pirštus. Teisingai? Visiškai teisingai. Sakau, ant manęs pykdavo, žiauriai iki šios dienos, ta prasme, peiliai kaip skustuvai ir taip toliau. Markai, žiūrėk, dabar apie galandimą pasišnekama, ne? Tu pats ne tik tai gamini peilius, bet ir galandį. Žinai, kaip tą daryti, teisingai? Taip. Dabar aš iš medžiotojo pusės, man praktiniai dalykai rūpi visą laiką, ne? Kaip gauti peilį, kuris pjauna labai gerai ir ilgamžiškai, sakykim taip, ne? Mane domina praktinis dalykas. Kiek aš su vienu gerai pagalastų peiliu galiu nulupti šernų, braukdamas ne tik tai per kailį, mėsą, bet ir per kaulus. Kitaip tariant, aukso gralis peiliai. Taip. Iš karto atsakymas labai paprastas. Kažkur po 6-7 metų darimo peilių aš priejau atsakymą į šitą klausimą, nes jis iš karto iškilo. Vienas profas ten 20 metų medžiojo, padaryk tokį, tai bus super peilį. Padaryk iš tokio plieno, bus šitas super. Kitas ateina, ne, čia ne super peilį, čia ne. Ir tada po 7 metų man daėjo, kad jo nėra. Tiesiog jo nėra.
Visi žmonės skirtingi, jeigu visi žmonės būtų vienodi, tada jo, padarai vieną, visiems tinka, ok. Bet kadangi visi skirtingi, visi dirba skirtingai, visų skirtingi įgūdžiai, skirtingi dydžiai, skirtingi poreikiai, skirtingi norai, nėra universalaus vieno peilio, kuris tiks visam, 100%. Todėl, gaminant peilį, dažniausiai aš atsižvelgiu į tai, kas labiausiai tinka žmonėms ir surenku tokį aukso viduriuką. Tai tokiu būdu aš pats gaminu, jeigu žmogus nori pagal užsakymą, kažko ypatingos formos, ypatingo plieno, jokių problemų, kaip sakant, bet koks noras už jūsų pinigus, bet tai aišku kainuoja daug brangiau, nes jeigu ten plienai būna ypatingi, tada sunkiau. Koks plienas tau pačiam labiausiai patinka ir dirbti su juo ir naudoti? Aš turiu minį geležtę. Va, tai kadangi, matot, pats aš geležčių, kadangi nedarau. Bet tu vis tiek supratimą turi apie... Supratimą aš turiu labai gerą, bet, kaip aš labiau čia orientuojuosi į pasaulinės tendencijas, patirtys ir praktiką. Tai va, šiam momentui yra, gal jau biški su juo yra konkurencija, tai yra plienas CPM 125V, amerikietiškos firmos, reiškia miltelinis plienas, pagal visas savybės, pagal cheminę sudėtį, tai skaitosi geriausiai subalansuotas plienas skirtas, kaip peiliui. Būtent peiliui, būtent peiliui, jo. Ne traukinio variklio vožtuvas. Ne, bet kalba eina apie peilį, kurio pjaunama. Čia nekalbame apie kokius kovinius peilius, ten yra kiti plienai, bet apie peilių, medžioklinis, gal žvejybinis, gal universalus, tai yra, sakykime, optimus. Pastaruoju metu į konkurencijos jo įsiveržė naujokas toksai Magna Cut. Ten yra biški kitokia sudėtis, galbūt net labiau subalansuota, jis gal mažiau turi kietumą, bet yra daug pranašesnis. Aš iš jo nesu daręs dar, bet esu pirkęs peilių su to plienu ir atsiliepimus turiu iš žmonių, kurie jį naudoja. Tai atsiliepimai labai geri. Kaip nebūtų keista, aš labai daug padaręs esu peilių, labai ilgai darau, bet aš nesu stiprus peilių naudotojas. Tai yra ne medžiotojas, nei ten super žvejys, maksimum virtuvė. Todėl virtuvė pas mane 2-3 peiliukai, kuriuos aš naudoju ir kišeniai. Bet aš nesu tas praktikas, bet turiu didžiulį atgalinį ryšį iš savo klientų. Todėl tikiu savo klientais, nes jie ne pirmą kartą grįžta pas mane paskui įsigyti dar vieną peilį. Todėl tikiu tuo, ką jie sako ir tą informaciją remiantis aš darau savo išvadas ir tokios kažkokios mintis. Kiek peilių reikia medžiotojui? Žmogui? Ne žmogui, medžiotojui. Medžiotojui ar žmogui, nes... Medžiotojui. Aš patarčiau turėti minimum 2 peilius medžiotojui. Čia irgi iš patirties atsiliepimų. Čia jau kaip kam, bet aš kalbu minimum 2. Jeigu yra galimybė, minimum, bet tikrai ne vieną. Vienas peilis turi būti savo, o kitas, jeigu tavęs paprašys. Nes jeigu duosi peilį savo tam, kas tave paprašys... Šito dar negirdėjau. Trečias čia jau profai gali turėti ten. Nes iš tikrųjų aš tai galvoju, kad turėtų turėti 3, jeigu yra galimybės, tai vienas turėtų būti daugiau, gerai, menas, daugiau ar mažiau menas. Bet jis nėra būtinas. Jo, jis nėra būtinas, tai yra toksai, kur ten gali pasipjauti duoną, daržovę, kumpį, dešrą, lašinį, kažką, tai žodžiu, būdamas miške. Vienas peilis ganėtinai didelis, kuriuo tu dirbi stambius darbus, to prasme, per kaulus eini arba lupi ir taip toliau. Jo, ten, kur reikia, kur gali naudoti jėgą ir vienas peiliukas, nebūtinai labai didelis, ten ašmenys nebūtinai dideli, ten, kur tu dirbi tokius lupdamą žvėrį, pjauti reiškia tokiam, sakykime taip, ten, kur nereikia didelio peilio, nes ranka mažiau pavargsta, būkime atviri. Tai kitas klausimas. Dabar mes žinom apie peilius, kad peilis turi ašmenis, ne? Taip. Koks tau smagiausias naudot ašmenų suformuota, ten, nežinau, linzė, piramidė, trikampis. Nuolydžius, apie nuolydžius. Vėlgi, čia nėra vieno atsakymo, nes tiesiogiai priklauso peilio pasirinkimas nuo naudojimo. Kokioj paskirtyje mes jį naudosim. Žvejybai tiks vienas, medžiokliai kitas, bushcraftingui, ten miško stovyklavimui trečias. Tai yra geriausia, jeigu mes tiksliai žinome, kam mes imame savo peilį, kam mes jį renkamės. Jeigu yra jau viena paskirtis, tai daug paprasčiau yra. Pavyzdžiui, jeigu tai yra lauko sąlygos, stovyklavimas, kažkoks iškilavimas, kažkoks vaikščiojimas miškais, kur reikia kažkokį nudrošti pagaliuką, nukirsti kokią šaką.
Manau, kad geriausias būtų skandinaviškas nuolydis. Iš skandinavų pas mus atėjo labai stiprios peilinės tradicijos. Pavyzdžiui, va štai šitas yra vienas iš tokių peiliukų. Ir ten pas juos yra, tikrai labai apmąstyta ir labai ilgametė yra peilininkistės patirtis, tokia tradicijos, net vaikai ten nuo 5-6 metų berods gauna dovanų pirmus peiliukus. Tai vat pas juos peilis yra būtinas įrankis, kiekvienas žmogus vos neturi jį. Ir naudoja dažniausiai jie ne tik medžiokliai, bet dažniausiai vat būtiniams darbams. Todėl vat jų forma, jų nuolydžiai, manau, kad labiausiai tiktų tokiam dalykui. Ir susiformavus iš tradicijų, iš senų laikų, teisingai. Taip. Ir va tam ilgametė tradicija, jinai ne šiaip savo tiek metų išgyvena. Tai va tai yra labai geras rodiklis to, kad tikrai geras daiktas. Antras variantas, pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie žvejybinį peilį. Ten, aišku, dažniausiai reikalingas siauresnės, nelabai storos geležtės ir būtinai iš nerūdijančio plieno. Todėl, kad daug drėgmės, ten nuolat kontaktas yra. Rankenos patartina irgi ne iš medžio, o kažkokiu tai polimerų, mikartų, kažkokiu tai tokių plastikinių, gal tokių medžiagų labiau. Nes jos bus atsparesnės vandeniui, atsparesnės bus visokiausiam nusidėvėjimui, smūgiams, daužymams ir vat, kažkaip taip. Medžiokliai jau ten yra platesnis pasirinkimas, labai daug priklauso nuo žmogaus. Nes kiek esu bendravęs su klientais, vienam reikia mažo, kitam didelio, kitas dirba su 10 cm, antram 15 ir ten jau daug platesnis yra pasirinkimas. Bet ten jau mes galime žiūrėti į tokius biški rimtesnius plenus, vat kaip miltelinė, vat CPM arba biohleriai austriškie. Nes ten yra jau aukštesnė anglies sudėtis, didesnis kietumas, didesnis atsparumas ir nusidėvėjimui, ir laužymams, šoniniams apkrovoms. Tie plenai yra brangesni, bet jie yra daug stipresni, ilgiau laiko aštrumą, ilgiau tarnauja, aišku, sutinkama priežiūra, tai va tenai jau yra didesnis pasirinkimas, o forma tai yra... Aš pasakysiu atvirai, ta prasme, aš kažkada labai žavėjausi iš tikrųjų bulato pjovimo savybėm. Ta prasme, tai aš nežinau turbūt, ar yra geriau pjaunantis gerai užgalastas plienas, tik tai vienas dalykas. Čia jau su bulatu, jeigu brūkštelsi per kaulus arba panaudosi truputėlį daugiau, ypatingai, kada ašmenys yra vidiniai, įgaubtos linzės formos, ta prasme, yra suformuoti su vidiniu. Tai trapus beprotiškai. Žiūrėkime, mes pradėkime nuo to, kad bulatas tai nėra plienas, tai yra metalo pagaminimo technologija, taip pat kaip Damaskas. Nes bulatas iš, pavyzdžiui, kokio meistro Pampucha ir bulatas iš kokio nežinomo meistro skirsis ir kaina, ir kokybė, ir tvirtumu, ir labai stipriai. Bet jeigu taip trumpai, kas yra bulatas, ar mes apie tai galime... Nes čia atskira laida. Gal nesiplėskime apie tikrai porą savaičių galim ciklą padaryti, nes ten tikrai daug yra apie ką kalbėti. Tai jeigu trumpai taip, bulatas tai yra senovinė technologija, pagal kurią plienas išlydomas iki, primityviai kalbant, skystimo, tada užšalamas ir tada kalamas. Jis dėl to virimo gauna labai tankią struktūrą, tai yra labai gerai, bet problema tame, kad rankomis, tai yra kalviai, labai sunku išlaikyti tinkamą anglies sudėtį ir tinka cheminę sudėtį, nes tas visos medžiagos jos pasišalina per karštį. Tai labai svarbu ten kažko damesti, aš jau tų niuansų nežinau. Esmė tokia, kad ta technologija buvo iš senų laikų, kadangi nebuvo šiuolaikinių miltelinių technologijų. Ir kaip pavyzdys, vienas iš svarbiausių metale esamų komponentų, kuris užtikrina peilio kietumą ir aštrumo laikymą, tai yra anglis. Kuo jos daugiau, to geriau. Tai vat, kaip pavyzdys, rankomis kalvės galėdavo nukalti, gal ir dabar gali specialistai yra, iki ten 1,7–1,8% plėne, kad būtų anglės. Tai yra labai daug. Ir rankomis tai labai sudėtinga. Miltelinė technologija leidžia padaryti, kad tos anglės būtų 3, su biškim. Nes jeigu tu bandai tai daryti rankom, pas tau gaunas tiesiog špyžius. Nes jeigu anglės daug, tai yra... Kur yra dideliai grūdeliai, didelė struktūra. Taip, ten keičiasi viskas. Tai vat miltelinė technologija duoda mums daug didesnės galimybės ir mitą tokį gal sugriauti, nei Damaskas, nei bulatas niekaip negalės sukonkuruoti su šiuolaikiniam technologijom. Tai yra logiška, nes progresas juda ir... Ok, peilį turim, ne? Taip. Galandam. Prisipažinsiu, gyvenime teko visokių nuodėmių daryti, dabar tau pasakysiu, tu su manim nebendrausi daugiau. Šmirgelis. Ir šmirgelių teko galasti, ir su bolgarkė teko galasti. Yra tokia situacija gyvenime, kada tiesiog daugiau nėra kuo, ne?
tokį peilį galastų šmirgelio arba balgarkė būtų... Netikslinga. Ne, žodis ne tas žodis, būtų barbariška, tiesą pasakius. Na ir pasakysiu atvirai, turiu draugą, kuris pats turi tikrai gerus, brangius pakankamai peilius. Atidavė juos pagalasti, nes jie jam, reiškia, pasidarė nebeaštrus per ilgą laiką. Nu ir iš to meistro, kuriam atidavė, jis gavo pagalastus ant šmirgelio, ten tokie dantytas, nu, žodžiu, man tai buvo čia, galvoju, dieve mano, aš geriau tau, nu, su paprastu galastuvu pagalasiu. Apie galandimą. Atsinešiai parodyti, kaip tu galandi peilius. Teisingai. Ne tai kaip aš galandau, aš gal galandau biškai kitaip, bet aš atsinešiau, sakykime, tokias prieinamos priemonės, nes aš galandau jau skaitau toks jau, nu, bent kaip minimum pusiau profesionaliai. Nu, klausyk, mesgi prisižiūrėjom Facebook'e, kaip tu ten laikraštukus, ten popieriukus, susukta popierių, tiesiog taip, popieriaus lapas susuktas, taip pastatytas ir jis tiesiog nusipjauna gražiai. Cigaretė į 100 pjausto savo svorį, bet tai yra jau tikrai nepaprastas galandimas. Tai apie ką turbūt jūs klausėte, tai yra kaip, nu, eiliniam naudotojui pagalasti peilį. Taip, kad jisai būtų darbinis, taip, kad su juo būtų malonu dirbti, kad nesusipjausitum pat savo rankų, todėl, kad tu pradedi spausti peilį ir taip toliau. Nu tai tada iš šitos pusės visą laiką pirmas patarimas šią temą apskritai. Geriausia, jeigu neišmanat ar kyla noras pagalasiu šmirgelio balgarkę, geriausias variantas tai atiduoti išmanančiam žmogui. Bet ne tokiam jeigu kyla noras pagalasiu balgarkę, reikia eiti parūkyti, ne kad noras pradėti. Jo 10 minučių apsvarstyti ir geriau atiduoti žmogui išmanančiam. Bet tą žmogų irgi geriau, kad nebūtų tokios patirties, pasirinkti. Yra šiais laikais yra begalė informacijos. Taip. Visą laiką aš visada sakau, pasikreipkite, norit kažką nupirkti, norit pagaląsti, kreipkitės, nemokamai viską patarsi, pakomentuosi, yra begalė forumų, kur galima užklausti, gauti rekomendaciją ir tikrai... Ir kokiu kampu galąsti, ir koks akmuo turi būti, ir taip toliau. Jūs klausit, geras peilis su šmirgeliu, čia tas pats, kas nuperki Ferrari ir varai į serviziuką naminį kokį nors pataisyti ratus pakeisti. Arba papigiai belorusiško dizelio pripilti. Pataupyti, tai čia lygiai tas pats. Jeigu tu moki už peilį bent jau 200-300 eurų, atitinkamai jiems servis reikalinga. Aš, pavyzdžiui, duodu 2 galandimus prie pardavimo, kad žmogus bent jau priprastų prie to. Nemokamai? Taip. Nemokamai duodu specialiai, kad ir man ramiau, kad jis geriau tarnauja. Bet, kai mes kalbame apie, sakykime, tokį eilinį žmogų, kuris gavo patį paprasčiausią pagavandimą. Tai vat yra tokie 3 variantai, kuriuos aš parinkau šitam susitikimui. Tai vat pats pirmas. Tai yra va štai toksai dalykėlis, jis puikiai telpa ir kuprinė, ir kišenė, ir su savim galima pasiimti. Čia tam atveju, jeigu peilis nėra super turbo geras ir nelaiko vienos medžioklės. Nes jeigu peilis geras, jis kaip minimum vieną medžioklę turi privalo atlaikyti. Aš tai galvoju, jeigu nekalbam apie pramoninį, ten 10-20 kažkokių šernų, 1-2,5 šerno, medžioklinis peilis tikrai turi laikyti. Va, todėl namuose tu į pagalandai, parašy, medžioklę važiuoju, jokių problemų nėra. Atvažiuoju namo, vėl parašy. Na, bet tam atveju, jeigu, kaip sako, dėl viso pikto, tai turi kuprinį. Štai toksai puikus dalykėlis. Yra šiurkštus, toksai deimantinė plokštelė, švelnesnė, keramika ir oda. Yra 4 tokie baziniai dalykai. Čia deimantinis. Taip, santykinai deimantinis, jis nėra brangus, bet tai yra vienas geriausių, sakykime, ne galandimo, o paaštrinimo būdų peilių. Atskirkim paaštrinimas ir galandimas. Skirtingi tikrai dalykai, bet jeigu peilis toks, sakykime, iš nerūdijančio plieno, arba sendvikas, arba 440 kažkoks paprastas, tiesiog atsiradus norui, žiūrim ant kiek uždrožtas peilis, jeigu labai, tai tada ant šiurkštaus, jeigu nelabai, tada ant švelnesnė. Ir aš tai tokios čia plokštelės, čia kampai yra. Ir ant jos padėjęs ir išlaikus, braukiant prieš plauką, tu išlaikai tas, plius minus standartinį kampą. Čia yra 20 laipsnių, aišku, medžiokliniai būna 20, 23, 19, bet 20, sakykime, toks aukso viduriukas. Ir tada porą kartų prabrūžinį ant pratraukį tiesiog. Toliau eina keramika, jinai yra dar švelnesnė, čia irgi tokias lyckas tas pats. Ir jau ant kitos pusės, jau palei plauką, nuėmė mikro užvartą. Peilius kaip minimum kokį 3-4% iš karto bus aštresnis negu buvo. Jeigu visai nepjovė, tai pjaus dabar labai gerai.
iki namų datrauks, o namuose jau geriau, aišku, duoti vėl tinkamą dalyką. Okay. Tai va čia yra toksai bazinis, kurį aš pas save mašinai turiu, jeigu kur piknikas ar pas draugus, visą laiką ištraukiu ir jokių problemų. Jo. Tada toliau. Parodysiu šitą čia biškutį bus reikaliuką, toj pabandysime čia. Palauk, aš patrauksiu truputėlį. Ne, tai čia daug vietos nereikės. Va, iš karto pasakysiu, šitą daiktą sugalvoja ir užpatentavo lietuvis, mūsų, reiškia, tautietis, Vilniuje gyvenantis Romanas Molkov, visada reklamuoja jo dalykus, nes tikrai keista, kad iki 2021 metų niekas nesugalvojo tokio dalyko. Čia yra genialus dalykas, mano galva, kaip aš jau matau, kaip naudotis juo. Jo. Tai yra brūkštas. Nu, brūkštus mes visi žinom čia. Jo, ten kur prižiūrime, šmaukšt. Bet dažniausiai, kaip filmuose, 1-2, jo. Esmė bet kokio peilio tai yra galandimo kampas. Taip. Kuo jis yra tikslesnis ir vientisesnis, to geriau pjauna peilį. Tai reiškia, jeigu mes pažiūrime pjaunamąją briauną ir galandam taip, mūsų ranka juda bylė kaip, atitinkamai tas galandimas gaunas toksai. Jo. Šitas aparatas leidžia užtikrinti vienodą kampą galandį. Tiesiog yra griovelis, į kurį įsistato peilis ir vedant prieš plauką visą laiką vieną kampą mes išlaikom. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Viskas. Daugiau nieko. Tiesiog mažas antgaliukas. Kampą nustatom kokį norim ir peilis pas mus visada bus aštrus. Kampai keičiami. Kampai keičiami 30, 20, 40 yra čia keli antgaliai komplekte. Bet tai yra idealus dalykas, 90% tinkantis virtuvė, bet kurį peilį. Japoniška, nesvarbu. Virtuviniam peilį. Virtuvinis, bet kokį pagalasį. Okay. Sudėtingiau bus su medžiokliniais, todėl kad yra šitie grioveliai. Nėra platus griovelis. Nėra platus. Bet jis jau aplink to dirba, yra momentai su praplatinimais ir ateityje labai tikėtina, kad bus. Stripai yra 2, vienas yra 800 gritų, kitas yra 3000. Tai reiškia, mes pavyzdžiui ant 30 laipsnių, tai reiškia 15 vienai pusiai galandam, o ant švelnos mes paimam pavyzdžiui 35, tai yra čiut-čiut pastambinam kampą. Ir mes gaunam tada pjaunamąją briauną tokią ir galiavą tokią. Ir jinai daug stipriau laikys ir ilgiau. Virtuviai čia yra geresnio dalyko, aš neįsivaizduoju. Net žmoną bandžiau, jinai susitvarkė už kokių 3-4 bandymų, jinai puikiai pagalanda. Tai yra labiausiai prieinamas dalykas mano galva. Tai va, šiam momentui. Geras. Nu va, čia labai paprastai, taip drūtai ir aiškiai ir sakau, svarbiausia, viskas genialumas slypi paprastume. Man tas sužavėjo nerealiai. Tai va tikrai, jeigu kažkas virtuvėje, kažkas rekomenduoja. Tiesą pasakius, aš kažkaip net nesusimaščiau apie tai, vis matydavom, žinai, tos galastuvus, kur ten stripeliai visokie, ten... Prie to prieisim. Kaip sakyt, masterclass ir panašiai. Žiūrėkit, čia, nu, simple. Čia, vai pareklamuojam. Tai vat, čia galima parodyti. Šiaip pasakysiu nuoširdžiai, ta prasme, aš jau matau gerumą. Aš jau matau gerumą šitam reikalui. Net nereikia bandyti, aš kaip pamačiau, sakiau, wow, taigi stripą visi turi, tik tai ant galiukas stiklą. Aš dabar matau, jau visi kopijuoja. Va, yra toksai dalykas, tokiu mačiau jau. Jau, ne? Bet jau kitas patentas matyti. Nu, tai. Bet Romanas, jis yra žmogus žiauriai protingas, kad sugebėjo tokį dalyką sugalvoti. Tai čia buvo man asmeniškai buvo kosmosas. Atradimas ir sakau, dabar jeigu kažkas klausia, drąsiai rekomenduoja. Tai va, čia yra jo toksai pirmas dalykas, o antras čia yra antros kartos, jo jau vėl naujas išradimas, bet jį jau kaip čia. Romanai, nepyk, išradimų tokį nepavadinsiu labiau, nes panašaus kažkas jau buvo, bet čia yra efektyvesnis panaudojimas tos minties, sakykime, bet jinai irgi, man atrodo, bus užpatentuota. Čia yra beveik tas pats, tik tais trupučiuką skiriasi. Tuoj parodysiu, reiškia tai. Ai, čia jau pastatai. Čia va taip apie... Jo, principas jo. Jo, principas irgi nesudėtingas, yra kampai 25-25 ir čia yra mintis kokia, kad jeigu mes turime perpendikuliarę tiesę, išlaikom visą laiką, šitai peilį. Tiesiai. Jo, tiesiai. Tai šitoj vietoje mes gausim tą kampą, kuris nurodytas čia. Ir toliau vyksta tik tai fizinis brūžinas. Pavyzdžiui, 25 laipsniai. Jeigu peilis labai uždrostas, judini į priekį atgal, svarbiausia išlaikyti perpendikuliariai stalą. Jo, viskas. Toliau eina čia, pas jį yra tokie dalykėliai užspausti, čia kad nenuvažiuotų ant rankos, apsauga apgalvota. Čia yra parašyta, kokie kampai kokiam peiliu labiausiai tinka ir po to, kai pagalant, čia irgi yra mėlynas, švelnesnis baltas apsuki ir po to dar yra odinė plokštelė. Viskas tas pats, bet šitas, nu kaip... Nežinau, kuris geresnis,
tai čia jau spręsti vartotojui, bet šitas biškutį brangesnis antros kartos, šitas biški pigesnis, bet jau, čia kiekvienam savo. Bet žinai, aš tau pasakysiu, šitas yra panašus į... Spider-ko turi, Keršavo, tai mintis, aš sakau, mintis yra ta, kad ten du striptai, vienas du stripeliai. Įstatyti, jo, ten va tokie, nes, bet tai yra... Šiam momentui, man atrodantis tokie patys. Gerai, kokiu kampu tu rekomenduoji galasti, virtuvinį peilį? Gerai, aš kaip tai nesakysiu, kokį rekomenduoju, aš pasakysiu, kokiu galandą. Kokiu galandą, jo. Tai vad, kaip pas mane vyksta, pavyzdžiui, pardavimas, tai yra aš pagaminu peilį, aš visą laiką jį galandau virtuvinį 20 laipsnių kampu. Tai vadinasi, kaip čia lietuviškai, apsauga nuo neteisingo naudojimo, suprantate? Kodėl? Ta prasme, tu nežinai, koks žmogus pas tau įsigyja peilį. Gal jis su jo šaldytą mėsą kapos, o gal dirbs kaip profesionalas. Todėl tu darai didesnį kampą negu reikia. Tai yra, kad jis geriau laikytų. Logiškai, kuo kampas statesnis, tu geriau. Rusiškai yra toks posakis, aš šitą duraką. Supratau, čia galima sakyti, negalima, nežinom jo. Jo, bet mintis kokia, kad jeigu tu pardavai, žmogus pradeda su juo kapoti ten šaldytą mėsą, po to sako, sulūža, tai su 20 laipsnių kampu didesnė tikimybė, kad jis atlaikys negu su 17. 17 spjaus geriau, švelniau, papiriukai, viskas bus gerai, bet jis greit labai atšips. Tai va, bet kai žmogus ateina antrą kartą, sako, noriu biškį aštriau. Va, tada tu jau matai, kad žmogus gaudo. Jau supranta? Supranta ir tu duodi jam tai, ko jis nori. Bet pirmas, kai nežinai, tai visą laiką. Tai va, aukso viduriukas, sakykime, kažkokiems, kaip čia, pigiems peiliams nenori irgi naudoti kitų žodžių. Tai viskas yra normalu, ar tu virtuviai naudoji peilius, gal ir yra kas naudoja, ne? Ten peilį už 3, 4, 500 eurų galbūt yra kas naudoja, virtuviai tugi nenaudoji to brangaus peilio, dieve mano. Naudoja, patikėkite, aš tai galančiu dabar peiliai kaip tik už vakar už 450 eurų, žmogus sako, aš noriu ten 16 laipsnių, čia jau japoniški. Gurmanas. Jau ten profas, jau sako, aš naudoja kas nors peilius, ne, sako, jis guli man, sako, gerai, viskas, jau matosi žmogus išmanantis. Jau tada galim. Bet jeigu mes vėlgi kalbam ne apie labai kietą plėną, jam tokio kampo yra beprasmiška daryti. Kodėl? Todėl, kad jame daug chromas minkština plėną, jeigu jo kietumas ten PM2, PM3, keras virtuvinis apie 60, čia labai didžiulis skirtumas, tu užgalasi į plonų kampų, jo pjaunamoji briauna dėl minkštumą tiesiog užsilenks ir jis labai greit atšips. Tokiem jau minkštesniems pageidautinas jau didesnis kampas. 20 minimum gali būti 2-3. Kalbam apie kažkokius tokius 20-30 eurų kainuojančius peilius. Tai va su jais tokia istorija. Jeigu peilis gero kokybiško metalo ir tinkamai naudojamas ir priežiūra jam tinkama, jokių indaplovių iš karto pasinaudojant progą, nes dažnai grįžta peilis po indaplovio. Tai tada tikrai galima įvairius tos kampus jau taikyti individualiai, jeigu žmogus žino, ko nori ir moka naudotis. Tai virtuviniai peiliai yra, sakykime taip, tie visiems prieinami ir tie, kuriuos didžioji dalis žmonių naudoja namuose, jie yra nedidelio kietumo, teisingai suprantu, gana... Daugumoje, taip. Ten yra pas mus santykinis, parduotuvių, Maxima, Rimi, visi prekiauja ten tokie, sakau, apie 20-30, tai čia bus tokie namiausi peiliai, tai ten kampas tikrai būtų 20 ir galbūt šiek tiek daugiau gali būti. Kokį kiečiausią plieną teko galast? Geras klausimas. Šiam 4, šiam 5? Oi, ne, yra HAP 79, man atrodo, toks plienas, neatsimenu, kad gaminta, REX 121, nes tas kietumas, jis priklauso nuo grūdinimo. Jeigu grūdinimas geras, nes, pavyzdžiui, paimam tokį plieną kaip REX 121, čia yra toks vienas kiečiausių, ten anglies virš 3 berods procentų yra, tai jis turi diapazoną, grūdinasi, pavyzdžiui, nuo 61 iki 7, bijau pameluoti, ar 71 ar 72 vienetų. Net. Bet klausimas, kad kuo jis kietesnis, to jis jau trapesnis tampa. Todėl, kai peiliui 7 jau per daug, nes jeigu tu parduosi biškį šoniuką, bus įskilimas. Todėl ieškomas aukso viduriukas. Tai vat su Rexu, pavyzdžiui, 6-7 HRC teko, man atrodo, neatsimenu net pavadinimą, toks labai mandras instrumentinis plienas iš Ukrainos, aš esu pirkęs pas vieną meistrą, ar R18, ar kažkoks toks
labai mandras, tai ten buvo, man atrodo, šiam 8 kažkas tokia, jis man geleštė, aš ją padariau, tai va ten jau pasiknisau gerai. Vidutiniškai peilis toks, su vidutiniu kietumu, šiam 1, šiam 2, galandamas apie 15-20 minučių, ne su tais galastuvais, aišku, su stakliam. Ten jau virš pusvalandžio tikrai užtruko, nes ir akmenys turi būti specialūs ir tas panaudojimas stipresnis, bet visą laiką gerą kokybišką plieną yra galandyti lengviau, maloniau negu pigesnį ir minkštesnį. Net atvirai pasakius, už pigesnius peilius aš imu didesnį mokestį galandyti, nes su jais daug sunkiau dirbti. Išgauti tą briauną, kad jinai pjautų ir neužsilenktų, čia žiauriai sudėtinga. Su bolgarkė gal? Ne, bolgarkė ne, bet jeigu žmogus kreipiasi, jau padarai, bet pradžią visą laiką aš irgi stengiuosi pasakau, neapsimoka. Tas galandimas kainuoja pusę kainos to peilis, kad tikrai neapsimoka. Ir man dažniausiai pavyksta, nes tikiu, kad mano misija yra ne tik padaryti ir paimti pinigus, o žmonės šviesti. Vakar kreipėsi žmogus Kukri. Žinot, tas aš žinau lenktas. Sako, gali man padaryti gardą jam, piršto apsaugą. Kukriui, į ranką pakeisti. Aš sakau, negaliu. Sakau, kodėl nemoki? Sakau, nemoku, sako, bet nedarysiu. Čia yra gadinimas. Čia yra ne tai, kad gadinimas. Tu gali, sakau, su garda, kukrį naudojant, tu gali susižėsti. Pirmas, bet žmogus to nesupranta. Tu gali susižėsti, nes mušant tą gardą taudos per pirštą, numuši pirštą. Bet palauk, bet kitas dalykas, komon. Taigi kukris yra kukris. Čia yra tradicinis Nepalas kalnai, ne ten kukris, iš ten man atrodo. Taip. Nepalas kalnai, to forma jo yra specialiai, tokia specialiai. Ta kirtimui, kapojimui, ten metalo storis eina 5 mm. Sakau, ten negali būti gardas, nes tas pasukimas, ta jo inercija, tau taip ranka išvarės, kad, žmogus to nesupranta. Tai tikiu, kad dar apart viso to darimo yra misija, žmonių, mes kolegos klubas yra švietimo, jo. Ir tas vyksta, žinokit, nes nuo 15 metų, kai pirmą kartą buvo medžioklinė paroda Tauro ragas Kaune, kai ateidavo žmogus, peilis, kiek, galandimas, kiek. Ir tokie buvo, emocijos tokios, o dabar nieko nebestebina. Dabar nebestebina, žmonės supranta ir jie auga. Ir peiliadirbių atsiranda grupiai Facebook'e, kas savaitę, vis naujas, ir aš padariau, žmonės domėsi dar, ir tai yra nuostabu, nes mūsų daugėja gretas. Gerai, Markai, žiūrėk, aš suprantu, kad peilis nuo peilių nelygu, teisingai. Na, tarkim, toks peilis, ne? Na ir šiek tiek paprastesnis variantas, tai yra darbinis peilis, ne? Čia daugiau dekoratyvinis, čia darbinis. Apie tokį meną, ta prasme, čia kur kombaininti keli meistrai, ne? Pirmas tas meistras, kuris pagamino geleštę, antras meistras, kuris padarė kriaunas, trečias meistras, kuris padarė, tokį kosminį reikalą, ne? Meistrė, jo, Giedrė. Kiek kainuoja peilis? Nuo ir iki? Gerai, šiek tiek irgi įžangos, kaip minėjau, pirmieji peiliai 20-30 litų. Dabar po tiek metų, kaip čia nesigeriant, bet aš tikiu, kad jau jų vertė susiformavo, pakilo, nes vardas duoda šitą. Visiems gamintiniams peiliams savo nuo pat pirmųjų numerių, numeruoti, kurie aš suteikiu garantiją iki gyvos galvos. Ir man būna atneša peilį kokį 15 numerį, man tokia nostalgija ateina. Nebandėjai nusipirkti atgal. Tai aš vieną man pavyko, neatsimenu, kažkokį vieną turiu, bet pirmą numerį, kurį aš pardaviau Kaziuko mugėje, iki šiol aš jį nupirkčiau dabar už 3 didesnę kainą, negu pardaviau, bet tais laikais tai buvo kosminiai pinigai, 600, man atrodo, litų. Čia buvo alga mano mėnesinė. Ir man neišnešė galo, kaip taip gali būti. Ir čia buvo pirmas toksai požymis, kad juda viskas. Kad tu jau esi link meistro. Ne tiek dėl meistro, bet kad žmonėms patinka tai, ką aš darau. Tai šiam momentui pas mane yra ten, sakykime, 3 tokie kainų segmentai. Okay. Tai yra pirmas darbinis nuo 100 iki 200, nuo 100. Kas yra labai normali kaina darbiniam peiliui? Tai čia yra, jūs gaunat rankų darbo, gerą, labai kokybišką tokį peilį, bet jis neišsiskirs ant kažkokiais prašmatniais ar medžiagom, ar... Bet darbiniam peiliui to nereikia. Bet darbiniam peiliui, tai dėl to ir segmentavimas pas mane vyksta, nes yra skirtingų klientų, tokios, sakykime, 3 grupės, bent jau aš savo taip išdalinau. Antras segmentas tai eina jau nuo 2 kažkur iki 400, tai yra žmonės, kurie nori jau kažką tokio geresnio, kokybiškesnio, sakykime, metalų išrankesnio prasme, nes jau galima tikrai geresnį plieną parinkti, plus ir egzotinės medienos rūšys kažkokios arba raga, netgi
kai kurios graviravimus arba pagražinimus, pavyzdžiui, piešinius aš jau darau, į tą kainą galima irgi įtilti. Ir trečias segmentas jau nuo 500 ten jau kainos ribos nėra. Nes ten jau prisideda... Vienetiniai. Vat pavyzdžiui, aš specialiai paėmiau šitą, aš tik tai už vakar jį pasiėmiau, šitas projektas truko, bijau pameluoti, man atrodo, rudenį prasidėjo. Nes aš geleštė tą gulėjau gal irgi 2 metus ir vat pribrendo momentas, kad čia yra eilės numeris 1111. 1111. Čia irgi ypatingas dalykas, nes pirmas toks peilis, iki to buvo ten 100 numeriai. Ir čia yra geleštė vieno meistro. Juvelyrinis graviravimas vieno labai tokio talentingo lietuvio juvelyro Donato Andrijausko, einantis į mirtį šlovina tave, Išgladiatorių. Jo, tada yra Vėplio ilties rankena, kas yra žiauriai reta medžiaga, dar turiu 2 gabaliukus, bet daugiau nėra kur. Niekam neduosiu. Ne, be šansų, ten neįkainami. Ir tada dar vienas meistras, su kuriuo aš seniai bendradarbiauju, kuris sugeba daryti tokius meniškus piešinius deginant kaulą. Tai pirografija, jis turi meninį išsilavinimą, toks Algis Paškevičius pasakiškus darbus daro. Pats bandau, bet tokio lygio dar nepasiekiu. Ir dar vienas, dar 4 čia jau bus beros, jeigu neklystu. Dėklas. Tai tas žmogus, kuris daro irgi tokio, aš nesugebėjau padaryti, Vytas Valantis yra pasakiškas meistras, irgi, manau, kad vienas geriausių Lietuvoje, kur užsima, daro su uota. Labai ilgai reikia laukti, bet pagamina kosmiškai. Tai toks peilis, jis jau kainuoja labai daug, todėl kad aš į jį investuoju labai daug. Čia yra, čia kainuoja tie darbai labai stipriai. Ir man negaila, todėl kad aš apart tų pinigų ir savo laiko įdedu į juos savo dušę. Pavyzdžiui, šitą mintį aš audžiu. Ir tu žinai, kad antro tokio nebus. Nebus, tai kaip tu antrą pagaminį, nei piešinių tokio, nei geleštės vienodos niekada nesigauna. Graviravimą gali atlikti, rankenos formą irgi be šansų. Tai aš tikiu, kad aš juos įdedu dalelę savęs ir žmonės tai jaučia ir jie perka jau ne tiek peilį, jie perka sielą, jie perka dalelę manęs. Ir aš perleisdamas jaučiu, kad tai yra geriausia, kad gali būti. Kai vienam filme man užstrigo frazė, sako, nėra didesnio žmogaus tikslo, kai tarnavimas kitiems žmonėms. Pagalvokit, tai yra tikrai faina, nes kai tavo daiktą paima kažkas kitas ir jis tas daiktas teikia džiaugsmą, tai tau grįžta ta energetika ir aš tikiu, kad tai yra nuostabu. Gerai, paskutinis klausimas, blema, čia gal ne visai tema. Facebook'e mačiau, kad tu renki tikrinius baravykus, stovi šraudongalvius. Jūs nepastebėt, kur renki? Kelintų metų postą. Nesvarbu, kur renki, tu man skolingas dabar grybavimą raudongalvių baravykų, nes ten, kur aš juos rinkdavau, jų nebėra. Dzūkai tuos baravykus vadina cikriniais. Va taip. Ta pati situacija, aš esu iš Pabradės, visi jau žino, kas mane pažįsta. Pabradė kas yra? Pušynai. Dar. Ai, poligonas. Va, poligonas. Ir poligoną, kaip buvo galima įeiti. Kaip buvo galima įeiti, ten nors su dalgiu tos šienauk. Rekordai, aš atsimenu, tėtis, mama, mes važiuojam iš ryto vieną zahodą darom, 5 valandą ryto, kol dar tamsu, tik švinta jo. Parvežam kokius 400-500 visi kartu ir po pietų vėl varam, jie vėl priaugo, kosmosas buvo, bet dabar poligonai išplėtė, man atrodo, 4 ar 5 kartus teritoriją, viskas uždarytas ir jau kokie 4-5 metai nevažiuojam ir neturim. Tėtis kažkur ten nuvažiuoja šalimais, bet kiek ten, 20-30. Bet ne tas. Tai kad tų nuotraukos tik ir liko. Okay. Persiusiu porą. Gerai, tai šiandien apie ką? Šiandien apie peilius, šiandien apie gerą peilio, blogo peilio, pigaus peilio, brangaus peilio galandimą, apie kampus. Bendravom su Marku. Aišku, man labiausiai patiko ir labiausiai užkliuvo tas, kad tie peiliai, jie turi tavo sielos dalelę ir jo, žinau, kad tai yra geri daiktai. Tai va. Be Marko, šiandien su jums buvau aš, Rokas. Be Optic Spot tikriausiai nebūtų ir mūsų pokalbio su Marku, o rengia Hart, kuris mane saugo, ir visokių kitokių kandančių vabalų. Markai, žiūrėjau, ačiū tau, kad atėjai šiandien. Ačiū, kad pakvietėte, sėkmės visiems. Ate.